Rytas. 20 gruodžio. Artėja kalėdos, todėl reikėtų truputėlį ką nors nusipirkti pigiau. Taigi važiuosim apsipirkti švedus 100 kilometrų ir kur nors pasivaikščiosim, pašliaužiosim, kaip sako norvegai, pasikūsinsim. Rytas nusimato gražus ir diena graži. Rokiruotė prieš išvažiuojant iš garažo. Duris uždariau. Palinkėsi mums gero kelio. Ta pusė filmuoji. Aišku, tave matau. Jis į mane irgi ekraną žiūri. Jo. Nupilki atsargiai. Kampai aštrus čia. Oh shit. Lempa tai nedega. Techninė apžiūra atgal į garažą. Gerai paturinu. Nu gal dar paturinsim. Gal dar neturo pabaiga. Akių operacija. Bet prijungiai. Tai tu pabandyk prijungti, gal veiks ir vis ten. Tai veikia. Tai dabar galim, žiūrėk, jeigu esam tokie tiek nuėję, tai galim prijungti šitą ir užkursi mašiną. Visas pernes reikia, visas lempas. Ne vieną nuo kelio. Ai, nu tai davai, reikia prijungti viską. Dabar reikia iškaip pasižiūrėk, aš šviečia. Šviečia diena, šviečia naktį, šviečia diena, šviečia naktį, elektrėnų žiburiai. Jum degimą? Nu, kiek tilpo? Tilpo 63 litrai. 63 litrai. Jo, aš kodėl nedaug. Nu, tai Norvegijoje buvo 22 su kapeikom, o čia 15,99. Gero kelio. Gero kelio. Nu va, netoli Strömstado patyrinėsim Kosterhavę. Nacionalinis parkas. Užkasim šlaunelių vištos, nusipirkom. Paskui važiuosim kažkur pasivaikščiot. Ne kažkur į tą patį Kosterhavę parką. Maistas. Atrakcionų parkas veikiantis tik tai vasarą. Daftoland. Dar vienas tiltas bus. Mes čia varom į salas. Šitam nacionaliniam parke yra didžiausia ruonių populiacija. Bet aišku, reikia ant jūros privažiuoti. Gal pamatysim ruonį? Aš žuvies paėmė ruonį. Nu gražu. Ruoniui žuvies nepaėmė. Aną kartą zuikiui morkų nepaėmė, dabar ruoniui žuvies nepaėmė. Kas tau rūpi? Nesirūpini tu gamta. Va ir mūsų aikštelė.
kažkada buvom atvažiavę, norėjom nakvot, bet Gintas sako, negalima čia nakvot, tik 12 valandų galima stovėti, žodžiu. Nenakvojam čia. Bet matėm, kad čia yra daug pasivaikščiojimo takų ir šiaip labai jauku. Arbata verda. Ką nešimės paskanauti prie jūros į žygį. Muštinius. Sumuštiniai. Ardikėliai. Ir kažkoks vyniotinis šoninis. Taip. Bus skanu. Nu. Kas čia gero lentose informacinėse. O sako, kad galima rasti mirusių gyvūnų pakrantėje. Nurodytos priežastys būna, reikia pranešti, jeigu randi. Krabai. Ir sako, čia šitam nacionaliniam rezervate yra vienas didžiausių koralinių rifų. Lobhelija. Nu, kas kitoj? Ačiū, labai panašus žemėlapis, kai ten buvo. O Nordkosteris. Skaitėm su Gintu knygą. Kaip ten tie rašytojai vadinasi, Sila Orolf Börjelund. Vyras su žmona. Rašo detektyvus. Tiek priraizgė. Numatosi, kad dviejų darbas. Knygą skaitėm Potvinis. Tai galima iš Tremstado atsikelti tas salas. Jaučiu. Nu, aišku, gal vasarai atidėsim. Ir paskui žiūrėjom serialą. Nu, žiauriai geras. O serialas vadinasi kažkaip Spring Floden. Man atrodo. Nu, reiks pažiūrėti paskui internete. Geras. Ir ruoniukų galima rasti. Nu, paklausim, Gintas prisimena, ar jam primena, ką nors Nordkosteris ar ne. Ruošia lauknešėlį, kurį nešimės kartu. Detektyvas kriminalas. Nu, einam ieškot rakčiukų. Nu va, mane pafilmuok, va čia va. Aš stoviu, va čia va. Prašau mane filmuoti. Ką tau primena Nordkosteris? Čia jau filmuoji? Jo. Ką tau primena Nordkosteris? Šita sala. Mes čia plaukiam pro ją. O dar neprimena nieko Nordkosteris? Nu, filmą primena. Ta ne filmą, knygą, kur skaitėm. Šaunuolis? Eini į Tuliką? Gero kelio. Gerų rezultatų. Nu, kol Gintas atlikinėjo rimtus reikalus, aš paguglinau apie tą rašytojų porelę. Ir pasirodo, jie rašo ir po vieną, ir yra serialų prifilmuota apie juos. Tai kai grįšim, turėsim ko paieškot, nes jie man tai žiauriai geri. Mes labai mėgstam detektyvus, kriminalus ir fantastiką. Nu, žiūrėk, pirma rodikliai kažkokį tai... Bakstugą. Tai kažkoks namelis buvęs. Einam? Tvora akmeninė yra. Tikriausiai bus koks nors namelis buvęs čia. Arba sodyba. Nu, didelis, pažiūrėk, kokie didelis plotas. Jo, buvo nameliukas. Sodybėlė. Stubekas. Tai gal čia jų visas kiemas buvo aptvertas tais akmenais. Taip, čia buvo kiemo teritorija. Labai panašu. Nes va išlikusi.
koks gražus nameliukštis. Bakūžė, Tualetai. Bet tai žiūrėk padaryta rampa užvažiuoti su vežimėliais. Viskas žmogui. Nu, pažiūrėsim, ar tokiam laukiniam tualete yra popieriaus, pavyzdžiui. Taip. Popierius, ventiliacija natūrali. Čia vasara turbūt knibžda žmonių. Tas pats žemėlapis. Garažu. Nerašo, kur mes čia stovim. Ne, čia tas pats, kur ir buvo ten aikšteliai. Nu, to išdėsiu akmenis. Gal rasi dar ką nors įdomaus? Nu, va, yra Entrekos Stregavė, mes čia. Nu, Mes atėjom, va. čia. Ja. Tai visą salą čia gali apeiti turbūt. Einam, einam. Nėr čia ką skaityti. Pamatysi gyvom akim. Skaitytojas. Nu jo, šiandien... Einam, gal biblioteką dar rasim kur. Bangelės tokios fainos. Kai didumo. Ir ne vienas sudyti. Kelios. Nu. Žmogus. Tai pratais išdėlioti akmenukai žmogaus. Reiktų kažkur pasilipti iš viršaus, pažiūrėti, kas čia yra. Gal reikia lipti į aną kalną. Šitas labai status. Ten bangos, kai siaučia. Radau žmogų. Kur dabar eisim? Kelio tai kapinėra. Eik tu, vėjas nepučia čia. Ateik čia. Ateik, reikia pasižiūrėti tau, kaip atrodo bangos lūžtančios. Fantastiškai. Peršviečiamas. Peršviečiamas saulės. Reikia surasti vietelę pavalgyti, arbatos atsigert, pageidautina saulėje. Nu, bandom. Kas ieško, tas randa iš tikrųjų. Ir mes rasim. Saulė yra. Belieka rasti akmenį. Laivai pastatai. Trauk arbatą. Ištraukiau viską. Arbatėlė. Skau. Sumuštinis.
Oi, vos neiškliudė. Vėl didelė kriauklė, bet šis jinai uždaryta. Gintas bandė atlupti, neatsilupa. Tai kaip paukščiai jas išlesa. Jeigu žmogus nesugeba visas jėgas sukaupęs atidaryti. Kokios ten bangos geros buvo. Nu. O čia tylu, Romas atlaisvė, tai čia baltynės. Na ką, einam į mašiniuką. Važiuosim apsišopint. Fu, nekenčiu parduotuvių. Bet reiks. O jie, tu pažiūrėk, čia kiek jų daug. Šitą kokią didelę. Eina savo. Dinozaurų kiaušinių lukštai. Kitus. Nu ko jie reikia pridėti, kad 38 išmiros dinozauro kiaušinio lukštas. Nu, buvo smagus turas. Ačiū. Buvo gerai. Ir į Zaksą. Ar norėtum dar kartą mane vesti? Į kur? Į kur? Į gyvenimą? Keliauti kartu? O dar pagalvočiau. Gerai pagalvočiau. Kad čia rastum geresnį variantą? Ką žinot, aplamai kažką rastum. Myliu tave. Guitar, jump to my Jaguar, baby. You have a possibility playing with me. Lie, 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 lie. Mus pasitiko medžio užtvaros. Tušti kibirai, kuriais galima pasisemti vandenį ir užgesinti ugnį griliuje. Taip pat ėjome per pelkes, ėjome per tamsius miškus, klampojome rieduliais rytomės. Žodžiu, buvo visko. You have a possibility playing with me. Guitar,